Stovėjo 3 generatoriai ir tenais yra išlikęs generatorių valdymo skydas. Radau pakrantės bateriją. 300 mm skersmens sviediniai čia galėjo būti šaudomi. Štai tas tunelis iš ano bunkerio 120 šovinių, bent jau viename iš sandėlių. Pasiruošė rimtai. Štai dar viena tvirtovė. Bunkeris žiauriai didelis, 2 aukštų. Pro vieną ėjau, pro kitą išėjau. O čia kita įdomiosnė dalis, kur yra antram aukšte langai su langinėmis. Ir čia į pirmą aukštą veda geležinkelio bėgiai. Štai, einu pro duris tiesiai, o tiesiai yra geležinkelio bėgiai. Ir čia yra toksai žiedas, kur galima bėgius nukreipti arba tiesiai, arba nukreipti čia. Į tą pusę aš jau buvau, o čia tuščias kambarys, tuščias kambarys. Tuščias kambarys. Visur tušti kambariai. Tik tai štai čia kambariai yra su grotomis langai. Yra dar netgi išlikę caro laikų langų rėmai. Pačių stikliukų jau išlikusių nėra, tačiau langų rėmai yra ir grotos. Grotos laužytos, matyt, kažkas išlyst lauk norėjo pro čia. Taip, viskas ten užmūryta, baigėsi. Einu, susirasiu laiptus ir pabandysiu užkilti antrą aukštą. O, štai laiptinė. Fantastiška, žiūrėkit, turėklai. Metalas rūdyja, o mediniai turėklai išsilaikė. Antras aukštas, iš karto antrame aukšte jaučiasi šilčiau. Temperatūrų skirtumas ganėtinai stiprus, gal 5-6 laipsniai. Antras aukštas. Kambarys. Ant langų grotos. Ir ten giliai už grotų metalinės langinės. O čia matosi buvę dar rėmai su stiklais. Antram aukšte sėdintis galėdavo apsisaugot nuo šaudimo. Užsidaro savo langinės metalinės, va kaip čia pavyzdžiui. Langinės uždarytos visiškai. Va, langų rėmai. Darinėjasi, matau, tik stiklų nėra. Grotos, o už grotų metalinės langinės. Dar vienas analogiškas kambarys su langinėmis. Ir dar vienas toks pats kambarys. Šūkio rėmų keistos durys. Aha, ir aš patekau į tą patį sektorių, kuriame pirmai buvau įėjęs. Štai čia kalėdų eglutė kažkieno pasodinta ir tarp kitko ne taip senai dar spygliai nenubyrėjo. Aha, salė su užrakintomis durimis. Pasirodo, turi sofą ir 2 židinius su malkomis. O gal čia visai nebloga vieta pernakvoti? Nes grindys medinės, drėgmės nėra daug. Jeigu gerai iškūrenta, drėgmė pradžiūtų. Prisidėt ant žemės štai šituos putų polistirolo lapus. Ir čia gal visai nebloga vieta miegojimui. Idėja. Idėja. Gerai, tos durys buvo iš pradžių užrakintos, paskui tapo atrakintos. Stebuklų šalis. Ane? Kol praėjau ratukų aplink tvirtovę visą, durys stebuklingai atsirakino. Nekeliaukite tokiose vietose vieni. Žinokit, mažo to, kad gali nutikti kokia nors bėda nelaimė, kaip galit nukrist, nusisukt sprandą ar kažką, bet galit ir sutikti kokių visai nedraugiškų elementų. Gerai, manau, kad apie šią tvirtovę jau pamatė daug. Neatsisveikinu, gal dar ką nors gero šioje saloje rasiu ir dar parodysiu jums.
Na štai dar viena pakrantės baterija, man už nugaros jau jūra, visiškai ant kranto. Kičiait netgi reikėjo truputėlį praeit pajūrių per smėlį. Šita pakrantės baterija irgi susprogdinta, nepasisekė jai, bet čia ne 300 mm, čia yra mažesnė, bet irgi išlikęs ratas, pabūklo valdymo mechanizmas. Analogiškas kaip anie, didėjai tik šitas gerokai mažesnis. Štai. Ir aplinkui visas bunkeris susprogdintas. Matosi mažos durelės, visas valdymo mechanizmas yra išlikęs. Ir pačiam vidurį auga medžiai. Bunkeris aplinkui irgi susprogdintas, bet taip labai keistai sprogdino, kad pabūklo vieta liko sveika, paties pabūklo nėra, o visa baterija aplinkui esantis visas betonas, visas sudraskytas gabalais. Matyt, sviedinys pataikė į pačią galvą. Patrankos ją sudraskė gabalais ir betono aplinko. Štai valdymo sukiojimo mechanizmas liko sveikas. Na štai, pavyko patekti pro keletą uždrakintų, uždarytų durų į pačią pagrindinę šios tvirtovės vietą, kuri išlikusi iš tikrųjų labai gerai. Tai yra patrankos vieta. Štai, jeigu atsimena tas pabūklas anoje tvirtovėje, kur aš rodžiau, kuris buvo toks didžiulis 10 metrų skersmens metalinis ratas ir jisai buvusias vidurys išsprogdintas, išdraskytas. Tai va štai šioje tvirtovėje tas visas ratas yra sveikas. Štai. Dar įdomus dalykas, kad yra išlikę originalūs tų laikų užrašai. Tuomet, kai buvo šita patranka gaminta. Štai. Numeris 1, Sud Zaf, laivų gamykla ir apačioj kažkas yra, ko aš neperskaitau. Ir dar parašyta ta senovinė rusiška kirilica su kietumo ženklų, kurių dabar nerodo. Tai yra, kurių dabar jau nenaudoja. Ir štai va, čia yra visas mechanizmas, kurio viršuje buvo pastatyta patranka, kuri paskui buvo supjausta gabalais ir išvežta, išmesta. Ir viršus buvo visas užbetonuotas, bet pagrindas tas, jisai visas yra išlikęs. Bandysiu aš dar įlysti vidų, parodysiu, kaip atrodo iš vidaus patrankos mechanizmas. Įsivaizduojat, 300 mm skersmens patranka, 30 cm skersmens šovinys, vamzdžio skersmuo maždaug metras. O čia tai mechanizmas. Petras Didysis vadinosi šitą tvirtovę.
Gerai, manau, kad viskas šioje saloje, aš jau jums parodžiau viską, ką norėjau. Dabar nežinau, ar atsisveikint. Iš tikrųjų, man dar reikia iki uosto pėdint panašiai 5-6 kilometrus. Bet laivo šiandien jau nebus, nes dabar jau yra 9:30. Tai man reikės kažkur pakrist pamiegoti. Tai, žinot, kaip padarom. Atsisveikinu dabar. Susimatysim kitose laidose iki. O jeigu aš dar pakeliu turėsiu nuotykių, tai dar pafilmuosiu ir paskui atsisveikinsiu dar kartą. Na, ko gero būsiu truputėlį anksti atsisveikinęs, nes praėjau atgal iki pat uosto dar 5 km, tai iš viso gavosi šiandien 30 beveik kilometrų. Apleistose namuose nakvynės vietos neradau, todėl kad jie yra visi žiauriai prastos būklės, visi drėgni, šlapi ir dar be to visą kelią, kol ėjau, lyjo. Tai aš irgi visą šlapęs. Bet aš tai čia nakvosiu. Nakvynės vieta čia yra labai nebloga, man čia visai patinka. Šitoj pavėsinėje, jeigu ir lis, tai neužlis. Čia pasikabinsiu palapinsiauste, arba ten pasikabinsiu, pažiūrėsiu, iš kurios pusės vėjas. Štai už nugaros man jūra, tai prabusiu su vaizdu jūrą. Bet yra dar vienas įdomus dalykas. Nežinau, ar tai galim pavadinti stebuklų, ar tai kuo, bet atėjęs čia prie pavėsinės, pavėsinėje nieko nėra, mes dviese. Radau šviežiai iškeptų bulvių ir jos yra karštos. Taip, čia yra karšta. Tas laužas buvo užkurtas, degė ir šitos bulvės yra karštos. Va, net ne kartofėlį, tą ugar. Gerai, šitą iškerpam, nes čia ne bulvės pasirodo. Kažkas kažką kepė. Karštų anglių. Tai man bus labai čia fainai pasišildyti savo konservus, ką aš valgysiu pasiruošęs. Blogoji žinia, kad aš konservą valgyti neturiu šaukšto. Tai aš šaukštą pasigaminsiu, peilį turiu, peiliu išsidrošiu šaukštą iš čia esančio kažkokio medžio. Ir viskas, jau dabar temsta, valandų jau yra apie 11 valanda, 10:30, jau mėnulį aš matau. Tai susipakuosiu ir eisiu miegoti ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitose laidose. Iki.
Tai, žiūrėk, tai čia kaip džiova mes nepasigausim. Ten už tų durų ten ta ligoninė, ne? Čia tyliai reikia būti. Čia kaip Černobylio zonai stalkerių būtas. Tai aš nelabai noriu čia būti.